antradienį laukia antroji sezono dvikova su Sidevito Olimpija, kuri vis dar yra be pergalių šiame turnyre. Ką reikės padaryti jūsų komandai, kad varžovų komandos situacija išvyktų tokia pati? Manau, kad gynybinė pusė vėlgi bus labai svarbi, todėl kad jie tikrai gali įmesti 100 ir daugiau taškų. Jie turi pakeitimų, pasikeitė treneris, atėjo naujas. Jie šeštadienį įveikė Cervena Zvezda komanda, Eurolygos komanda. Turi kažkiek netekščių, bet iš pirmų rungtynių sugrįžo jų pagrindinis žaidėjas Justin Cobbs. Prisijungė Zoranas Dragičius. Žaidžia, taip galima sakyti, tokių žemų penketų, labai daug 2 prieš 2 situacijų, greitai. Turim pirmiausia apsiginti, kad jie negautų nieko lengvų taškų. Ar kažkiek sujaukė jūsų pasiruošimą būtent tie pokyčiai trenerių štabe? Aišku, kažkiek tai tų paslapčių bus arba bus tų pakeitimų. Iš kitos pusės jie žaidžia irgi panašių ritmų ir aš labai nemanau, kad treneris turėjo daug laiko dideliems pakeitimais. Bet kaip kiekvienas treneris kažką tai atsineša savo turbūt ir kažkiek tai turbūt sujaukė. Ar pasikeitė komandos žaidimas, joje nebelikus Klemeno Prepeličiaus, kuris laikydavo iš esmės visą žaidimą savo rankose? Taip daugiau, sakysim, komandiškai orientuota, tai aš taip išskirčiau šių komandos 3-4 žmonės, tai kaip ir minėjau, Kopsas, tai yra Blažičius, Stuartas ir gal net Matkučius, tas didelis žmogus. Jie mažiau turi tų didelių žmonių, daugiau žaidžia lengvesnė sudėtim. Tai reiškia, kad jie pavojingesni greitam puolime ir 1 prieš 1. Komanda, kurie neturi ką prarasti. Taip, kad jie kausis, o mums reikia žiūrėti daugiau į save, o ne į varžovus. O taip pat naujasis treneris į sudėtį sugrąžino ir Zoraną Dragičių, kuris sužaidė puikias savo pirmąsias rungtynes su Cervena Zvezda. Ką jo sugrįžimas duoda varžovų komandai? Tai kaip ir sakiau, jisai patyręs žaidėjas vietiniam klube, turi tos patirties, žaidęs aukščiausiame lygyje ir manau, kad jiems priduoda daug, bet kaip ir sakiau, mums yra svarbu gerinti savo žaidimo elementus tiek gynyboje, tiek puolime. Ar ta pergalė, savaitgalį pergalė Kėdainiuose nuėmė kažkokį psichologinį spaudimą nuo komandos? Manau, kad padėjo. Pergalė žinoma ir manau, kad ir rungtynės buvo sužaistas gana neblogai, bent jau tikrai gerai tam tikra dalis rungtynių. Galbūt išskyrus 4. kėlinį.